Labadiena, kartais reikia man pakalbėti apie tokius dalykus kaip Vilniaus visuomeninio transporto būklė. Kodėl apskritai būklė, kodėl ne kažkas, kažkaip. Nes ties būklė labai prasta, viskas bendrai yra prasta ir reikia daryti dalykus, kad viskas pagerėtų. Aš manau, kad tai yra labai labai logiškas dalykas, dėl to, kad visą laiką reikia dalykus gerinti. Kokia prasme dalykus laikyti tokius pačius, jeigu jie gali būti geresni? Realiai. Labai labai logiškas klausimas. Ir manau, kad net ir Vilniaus visuomeninio transporto srityje šis klausimas yra kažkaip nagrinėjamas. Aišku, dėja šį klausimą nagrinėja begalviai, kurie gyvenime visuomeninių transportų nėra važiavę. Tokie kaip Valdas Benkūnskas. Ir šitie žmonės, jie nesupranta, kas būtų gerai mums Vilniuje turėti kokį visuomeninį transportą. Nes yra vienas faktas, kuris yra neišvengiamas. Vilniui reikia tramvajaus. Aš galvoju taip, gal tramvajus, gal kažką, bet gal gerint transportą. Ne, aš jau žinau, dėl to, kad niekaip kitaip nepagerės. Dabar Vilnius užsiėmė, aš turėjau ten tokį gerą tiradą, dabar jau nebepamatysit, bet dėl tų naujų troleibusų, kurie dabar stovi nevažiuojantis, nusipirko ir ištestavo ten gamykliniam mieste, Pilcene berods, ištestavo tuos naujus 12 metrų Škoda SOR troleibusus, kurie atrodo beje šlykščiai. Aš nežinau, kaip galima sugebėti taip sušikti dažymą troleibusų. Dėl to, kad čia nėra dažyti kažkur rankų darbo, čia nėra DIY projektas. Čia yra visiškai nauji troleibusai, naujai dažomi, labai gražiai turėtų būti dažomi, bet kažkaip yra sufeilinama. Aš dabar galiu net parodyti jums, kaip tiksliai tai yra sufeilinama. Tiesiog pasižiūrėkit. Atrodo, du troleibusas, kaip troleibusas, bet pasižiūrėkit, kas čia per status kampas, nežinau, bet belė kaip matysit, kas čia status kampas, kas čia vyksta, kodėl ten taip nueina, kodėl tokios spalvos, ta gelsva spalva, ji visiškai netinka, jeigu jau perkam naujus troleibusus, tai kodėl mes turim tokius bjaurius juos pirkt? Bet čia net nėra problema dėl to, kad šitas modelis gali atrodyti gražiai. Ir yra tam tikrose miestuose, kuris atrodo gražiai, bet čia ką jūs matot, čia nėra gražu. Kas čia per status kampas? Tai yra todėl, kad jie nusprendė kiekvieną detalę, kiekvieną tą bloką kaip ir dažyti be jokių užklijavimų, ten, kad būtų dizainas gražesnis, ne. Ir dabar jie varo juos bandomaisiais maršrutais, nors jie buvo Pilcene jau ištestuoti ganėtinai. Bet ne, dėja jie varo bandomaisiais dar maršrutais ir mes jų dar kol kas neišvystame. Išvystame, bet jie veža smėlio maišus. Bet dabar grįžtim prie tramvajaus. Šitie troleibusai yra 12 metrų. Benkunskas planuoja pirkti 18 metrų troleibusus šiek tiek, bet kokia iš viso to prasmė, dėl to, kad jis planuoja naikinti kontaktinį tinklą. Kas yra labai 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 keistas sprendimas. Nes jis grindžiamas neadekvačiomis, nežmoniškomis idėjomis, kad čia kelia žalą, čia kažką, čia kažkaip, kaip baisu, bet iš esmės kontaktinis tinklas čia nieko blogo. Nieko blogo jis neturi, jie planuoja naikinti ir troleibusų normaliai neplėsti. Čia yra nesuvokiama man. Bet gerai, panaikinkit troleibusus, bet mums duokit kažką, kas juos kompensuotų. Kas tai galėtų būti? Tramvajus yra tik tai vienas atsakymas. Kodėl tramvajus? Dėl to, kad tai yra įperkamiausias iš visų kitų būdų. Metro aišku būtų geriau ir metro gal ir būtų tik tai vienintelis dalykas, kas priverstų arba paskatintų seniai visuomeninį transportą metusius žmonės grįžti prie jo. Nes dabar tai visi su mašinėlėm, kad kiekvieną dieną. Ne, mašinos yra labai gerai, bet žinot. Kaip yra su arkliais? Ar jūs pamatysit dabar žmonės kiekvieną dieną į darbą jojančius su arkliais?
Ne, bet žmonės važinėja, jodinėja, kartais būna, tai tas pats galima sakyti, idealiai būtų ir su mašinomis. Čia yra dalykas, kuris skirtas tolimesnėms kelionėms apsikrovus daiktais, kelionėms ten, kur belia kur nieks neveža, kelionės su daug žmonių, kelionės greitai. Bet į darbą nuvažiuoti, tai galima būtų su transportu, bet dabar visi pasirinko automobilius, dėl to, kad dabartinis transportas toks prastas. Vien tik autobusai ir troleibusai, tai čia yra absoliučiai niekas. Ir labai gaila, kad užuot dar kažką naujo, darė tramvajų, dabar, ką jie sako, ką sako Bengutskas, ką sako jie visi, ką sako čia va, net nežinau kas čia, bet jums taip pat parodysiu, kasgi čia vyksta. O yra tokie dalykai kaip apklausos. Kam šitos apklausos skirtas? Nežinau. Dabar jie rašo, kad čia yra istoriškas vertinimas. 8,5 balai. Kad vertina greitį, viešojo transporto greitį. Kai jis stovi kamščiuose visą laiką. Tvarkaraščius, kurie nėra taktiniai, kur yra taktas 10 minučių. 10, 10, 10, 10, o čia yra 8, 9, 18, kiem 7, 31, 20, 85, taip yra, takto jokio Vilniui nėra. Taktas būna gražiausias 30 minučių, 60 minučių, 20, 15, 12 gal, 10, 5. Greitieji turi važiuoti kas 5 minutės ir yra visą laiką, aš pastebėjau šitie pažadai, kad greitieji kas 5 minutės, bet šitie pažadai, jie niekur nenueina. Jie kažkodėl niekur nenueina, nes iš tiesų, kai buvo iš karto padaryti greitieji, tai pirmas koks įvažiavo kas 5 minutės, bet visi jie taip nevažiuoja, dar kalba, gal 5 minutės, o yra tokie greitieji, kur važiuoja kas 10-15 minučių, kaip 6 dienų, bet čia pamirštim šitą. Čia nerealistiška, šiaip ar taip. Ir jie sako, kad įvertinimas vis gerėja ir gerėja. Patogumas, komfortas. 2020 Ne, 202. Tarpas. 3. Rekordinis keleivių pasitenkinimo viešojo transporto balas. Atsiprašau, jeigu jūs turit bent kiek proto, suprasit, ant kiek čia yra falsifikuota. Nes aš nežinau. Jeigu jūs nueitumėt ir klaustumėt žmonės, kurie fiziškai neturi galimybės įpirkti net kokio, dviračio, tie žmonės, kurie zuikių važinėja, tokie žmonės, kurie jau ant tokios skurdo ribos, tai gal jie ir sakys, kad jiems yra gerai. Bet jeigu paklaustumėt vidutinio žmogaus, o vidutinis žmogus važiuoja automobiliu. Ką sakys žmonės, kurie važiuoja automobiliu? Jie vertins blogai. Bet ir, manau, reikia vertinti ne tik keleivius, o tuos, kurie nesinaudoja. Kodėl jie nesinaudoja? Nes aš nežinau, kokią čia auditoriją jie paėmė. Net ir tie, kurie naudojasi, visą laiką pyksta. Ir aš žinau, kad visą laiką pyksta. Čia sunku būtų nepamatyti, kaip žmonės pyksta ir kaip žmonės mato problemas ir mato, ką reikia keisti. Dabar čia jie rašo, kodėl renkamės. Kodėl renkamės važiuoti viešojo transporto. Kas galėtų pagerinti kokybę. Keleivių informavimas. Keleivių informavimas? Ar čia jie tik tai 100 žmonių apklausė, kad tik tie... Jeigu čia žmonių kiekis, jeigu tai parodo, kad jie čia apklausė keli žmonės, nes keleivių yra daugiau negu keli. Nes, aš sakau, čia šitos apklausos, jos yra kažkokios jos iškreiptos ir labai keista, neduoda duomenų prie Zuoko. Ir 203 metai dar. Bet neduoda duomenų ir kuo jiems nepatinka, kuo jie nemoka skaičių rašyti. Ne, bet jeigu jie parodytų prie Zuoko, man įdomu, kas ten būtų. Gal Zuokas nedarė tokių apklausų, nes jis nefalsifikavo skaičių. Tai čia dar toksai dalykas. Keleivių informavimas, vairuotojai,
vairuotojai galėtų pagerinti kokybę. Nu tai aišku, jeigu autobusas stovi tuščias ir nieks jo nevairuoja, tai gal jis yra blogas. Aš nesuprantu, kas čia geresni vairuotojai, nu taip, vairuotojai visi yra chamai. Aš sakiau, kad ir tarp vairuotojų yra žmonių, bet jų nedaug yra. Pastaruoju metu neteko daug užtikti. Bet temperatūra taip švara, nu nešvarų tvarkaraščiai, nu irgi taip, bet kontrolė, nu aš nežinau kokia prasmė, dėl to, kad čia vis tiek išvardyja kaip ir problemas. 6 iš 10 keleivių savo įprastinių kelionių metu nėra reikalingas persėdimas, 22-aisiais 75, tai čia net negeriau. Jeigu persėdimas reikalingas, tai nėra geriau. Bilietų įsigijimą, kuriuos dabar net negalima įsigyti, dar buvo galima 23 įsigyti su pasipildžius L-piniginę Vilniečių kortelį, bet po to nebebuvo galima. Tai čia man yra labai keista. Kas čia vyksta? Kokie čia duomenys? Iš kur jie ištraukti? Keleivių informavimo priemonės garsiakalbiai. Aš šiaip retas atvejis, kai aš išgirstu veikiančių stotelių garsiakalbius pastaruoju metu. Man tas jausmas, kad vairuotojai tiesiog jau jiems nusibosta klausytis ir jie tiesiog nutildo viską. Aukščiausi vertinimai centre, senamiesty. Kažkodėl Antakalnyje nėra. Saulėtekyje? Nu nežinau, nes Antakalnyje važiuoja tik tai trumpi troleibusai. Kas yra problema. 89% keliaujančių viešųjų transporto amžius iki 50 metų. Nu kas čia per bezabraziją? Tai jie tiesiog žmonės net tuos paklausė. 89 yra virš 50 metų. Kas sudaro didžiausią kiekį keleivių? Įlipkit į troleibusą ne piko metu ir pažiūrėkit, vienos bobutės įlipkit piko metu, pasižiūrėkit, kas antra bobutė, kas antras gal ir studentas. Tai aš suprantu, kad yra daug studentų, bet čia žmonės, kurie nieko neįperka. Ką tai parodo? Va, studentai. 28% kažkaip mažoka. Ir dirbantieji, aš nežinau, kokius darbus dirba. Gal jeigu dirba pramoniai, tokie rusakalbiai pramonės darbininkai iš žemųjų panerių, nu tai gal, bet aš nežinau, kokia čia apklausa. Darbininkai, nu va, aš sakiau, specialistų nėra, studentai, pensininkai, kiek šitie, 3%, tai parodo viską. Nu čia yra tokia debilystė, šudmalystė, kad aš net nežinau, kaip galima tai pavadinti. Reikia šitie žmonės, kurie suvedinėjo duomenys iš JUD, JUD. Aš nežinau, kodėl dingo jų visos raidės ir nukeliavo, bet viešai transport, nu tai parodo, kiek jiems rūpi, čia jie labai daug styria. Ir čia net nėra tekstas, čia yra nuotrauka įkelta, tai jie padarė šitą, išsaugojo, ir čia nėra taip, kad vargia, tai parodo, kiek žmonėms čia rūpi viskas. Jis sako, kad 72% apklaustųjų keleivių neturi asmeninio automobilio. Man atrodo, tai parodo, kad jeigu Vilniuje automobilių važiuoja kiek 70%, tai parodo, kad tie, kurie turi automobilius, niekada nevažiuoja viešuoju transportu. Nu, žinot. 51% keleivių. Šitas, aš nežinau dėl šito, aš nebūtinai tikėčiau, aš sakau, aš turiu labiau gal 70%, dėl to, kad automobilių vis tiek yra labai daug. Moterys, pensininkės, bet pensininkų nėra. Aš nesuprantu, kokia šitos apklausos prasmė. Nors aš puikiai suprantu. Šita apklausa buvo atmazas pasakyti tam, kad žiūrėkit, mūsų sistema yra tobula, nieko čia blogo nėra. Tai ko jūs skundžiatės, jūs tiesiog... Nežinau. Tai aišku, kad tokia buvo prasmė. Nes kai žiūriu Facebook'e, kaip vairuotojai aiškina, jūs sėdite į taksi, jūs nežinau, nu ten yra tokie žodžiai, rusija šitie keiksmažodžiai, aišku, ten skraido. Kai paklausė, kodėl neatidaro 4 durų, ne 1 durų, dėl kurių aš ir jau taip esu išvadinęs 90% Vilniaus vairuotojų chamais ir aš visiškai teisingai tai darau, nes tai yra chamystė neatidarinėti priekinių durų. Visiška chamystė dėl to, kad, žinot kodėl? Kam tu
tos durys reikalingos, dekoracija kažkokia vidury. Tiek mes mokam. Aišku, galima ten būtų daugiau vietų įkišti, bet ne. Tai yra vairuotojo asmeninės durys, po to užsirašo, užsiklijuoja lapelį, durys neveikia ir kai reikia keisis vairuotojams, magiškai veikia, nu tai pažiūrėkit jūs. Jūs proto turėkit, supraskit. Tai yra chamystė. Tai yra visiška chamystė, kas vyksta. O kad ketvirtų durų neatidaro, tai ką čia jie, 2 pirštus turi? 2 pirštus? Aš nežinau. Tai yra, ir dar po to išplūsta jūs, piščit jūs. Ne. Visos šitos apklausos yra tiesiog pateistimas. Ko jūs norit? Ir va toksai sovietinis rusiškas mentalitetas visur vyroja Vilniaus visuomeniniam transporte. Ir mes neturim dėl to tramvajaus. O žinot, ką mes turim? Mes turim durnas idėjas. Va tik pasižiūrėkit jūs. Čia aš buvau šokiruotas. Meras svarsto apie naują viešojo transporto rūšį. Gal tramvajų? Vandens transportas. Aha, Venecija. Venecija, žinot, kas vyksta Venecijoje? Ten kanalai, ten viskas prie vandens. Ką mes čia turėtume? Šilo tiltas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Vingio parkas. Kiek tai keleivių pervežtų? Kokias tai problemas išspręstų kažkoks funikulierius, turistinis daiktas? Mūsų funikulierius turistinis, bet tai bent jau ir nebuvo propaguojama kaip kažkokia susisiekimo priemonė. Ir dar geriausia, kas čia yra. Žmonių durdumas kartais mane tiesiog ima ir stebina. Jūs pasižiūrėkit, ar Vilniui reikia labai ilgų? Labai ilgų, kokių? Labai ilgų. Tai yra standartinio ilgio, nuvažiuokit į bet kokį miestą. Rygą bent jau pavyzdžiui. Tai bus normalūs, visi jie dvigubi. O čia yra, ar reikia labai ilgų. Ir dar po to clickbaitinius rašo, aš žinau kaip veikia. Aš žinau, kodėl rašo jie visi, pavyzdžiui, šitie portalai, jie visada mėgsta rašyti kažką apie gėjus, dėl to, kad žino, kad visos bobutės ir visi gražulininkai pasipiktins. Ir rašys piktus Facebook'o komentarus, kaip tai yra baisu. Aš puikiai žinau, ir tai yra verslo strategija, tai yra šlykšti strategija. Bet kapitalizmas toks. Deja, mes neturim nieko geresnio už kapitalizmą ir žmonės, kurie kitaip sako, yra neadekvatus. O kas dar neadekvatu? Sakyti, kad nereikia, aš nežinau, kokie čia žmonės sakė, bet jeigu patys žmonės taip mano, tai mums, man atrodo, žinot, kai aš pasižiūriu bendrą Lietuvos žmonių išsilavinimo, išsimokslinimo lygį, aš suprantu, kad gal didžioji dalis neskaito tokių šūdinų portalų ir veikia kažką geresnio gyvenime. Bet taip pat yra ir daug ir neišsimokslinusių žmonių. Akivaizdu, kad jie visi tapo vairuotojais arba šiaip neadekvačiai žmonėm. Nežinau, gal yra labai negražu iš mano pusės vadinti kitus žmonės neadekvačiai, nurašyti kažkaip, bet aš Vilniui reikia dvigubų troleibusų, bet žinot, ko dar reikia daugiau Vilniui? Jeigu čia būtų toks klausimas, reikia tramvajaus. Tai va, čia aš sutikčiau. Čia aš sakyčiau, ne. Jeigu būtų pasirinkimas arba taip, jeigu nuo to priklausytų tramvajaus kokybė, Vilniui reikia tramvajaus. Reikia įsikalt į galvą pagaliau. Vilniui reikia tramvajaus. Mes be tramvajaus neišgyvensim. Viskas sausakimša, arba nieks nevažiuoja. Nieks nevažiuoja dėl to, kad viskas prasta. Ir kai dabar prašo, pradeda kas 15 minučių pačius nepopuliariausius reisus į gūrelius kas 15 minučių, į mūrinę vokę, kažkokia iki bazė vidury laukų, kur iki nieks nevažiuoja, visi su privačiom mašinom važiuoja. Ir nevažiuos nieks kitaip, dėl to, kad maršrutai veža į Žemuosius Panerius ir į Lazdynus, nežinau. Nemanau, kad kas važiuos. Jeigu Transrevis dar laimės konkursą,
tai čia bus blogai, bet Vilniuje reikia tramvajaus. Ir ne tokio tramvajaus, kaip Šimašius rašė, mes praplėsime A-juostų tinklą. Tai Vilniaus tramvajus. Nichuja čia ne Vilniaus tramvajus. Vilniaus tramvajus būtų padorus Vilniaus tramvajus būtų tai, ko mums trūksta, kad būtų mūsų visuomeninis transportas nerusiškas, nerusiško mentaliteto. Gaila, kad, žinot, aš sakau, rusai, kur tik eina, ten skleidžia savo mentalitetą. Rusiškas mentalitetas sugadino mus kaip tautą ir sugadino Vilnių kaip miestą. Vilnius turėtų daug geresnį visuomeninį transportą, jeigu jį vis dar Lenkai valdytų. Gal tai ir liūdnas faktas, bet tai yra faktas. Ir tai yra šokiruojantis faktas, bet tai yra faktas. Aš net pats negaliu patikėti, ką aš kalbu. Bet tai yra tiesa. Mūsų okupavo sovietai ir mums liko tas rusiškas sovietinis mentalitetas. Reik šūdą malt. Nu taip, reik šūdą malt ir pinigus plaut. O tai, aš galvoju, gal tai buvo tiesiog, kad mes 50 metų laikai įstrigome. Dėl to, kad prieš 50 metų buvo ta mada naikinti troleibusus. Dabar grąžina troleibusus Čekija, Praha, dar į oro uostą visiškai naują su kontaktiniu tinklu daro troleibusų liniją, o jie jau panaikinę buvo troleibusus. Tai parodo kiek. Mūsų pavyzdys Vilniaus turėtų būti Praha, kur net viengubiai autobusai turi 4 duris. Kodėl? Dėl to, kad taip greičiau įlipti ir išlipti. Arba galima žiūrėti iš kito ekstremumo, kaip pavyzdžiui Londone. Visi midi autobusai turi tik tai vienas duris priekyje. Ne viengubas, dvigubas, bet vienas duris priekyje. Tai karalystėje visur yra tai paplitę. Aišku, daug kur yra mažai keleivių, bet net ir Londone. Ir jeigu yra midi autobusai 9 metrų, tai yra tik vienas duris. Kodėl? Sakė. Kai dar buvo Londono meras, kad ir koks jis būtų kaip politikas, kad ir ką jis būtų pridaręs, bet Borisas Johnsonas, kai buvo Londono meras, sakė, jeigu mes padarytume antras duris midi autobusuose, būtų per mažai vietos sėdėti. Vilniuje pažiūrėkim į Isuzu 8 metrų, kažkodėl net trumpesnius midi autobusus, kurie perkami. Isuzu yra turkiška liga, turkiškas virusas, kuris dabar ėda Lietuvą. Visi perka šitos pigius turkiškus autobusus. Aš suprantu, jeigu neturi pinigų ir apskritai nieko padoresnio negali įpirkti kažkokia rajoninė bendrovė, bet Vilnius turi 10, iš kurių pusę sugedę, VVT turi. Transrevis tai iš visi Isuzu dizeliniai vibratoriai. Aš sakau, ką mums reikia Fantazijos LT reklamų ant troleibusų, ką mums reikia tų sekso žaislų, jeigu gali įlipti į Isuzu, Transrevio Isuzu autobusą ir gauti tikrą vibratoriaus patirtį. Tai yra neįtikėtina. O VVT Isuzu, tie 10, kur yra iš vis net ne 9 metrų, 8 metrų, jie turi 2 duris, bet jie turi išluptas sėdynės. Jie galėtų turėti papildomai 4 stovinčias ir dar 2 atlenkiamas sėdynės, bet kažkodėl jis buvo išluptas. Žinot kodėl? Kad daugiau silkių galėtų prigūsti. Žinot, kad galima geriau daryti nei silkės gūsti? Pirkti ilgesnius autikus. Ypač, kadangi visi maršrutai, kuriuos išskyrus 89, kuriam skirti yra dar baisesni, Karsan, turkiškas irgi kitas vargas. Man nepatinka turkiški autobusai, jie yra neadekvatus Lietuvoje. Visi midi autobusais aptarnaujami maršrutai yra puikiai galėtų būti aptarnaujami, bent jau VVT, tie, kur VVT aptarnauja su tais Isuzu 10, iš kurių 5 yra sugedę ir stovi beleką, gal 4 dabar, bet vis tiek 4-5 yra sugedę ir stovi. Aš net nežinau, jie gali būti visi aptarnaujami dideliais autobusais, tai yra išbandyta, kai net pačiu egzotiškiausiu maršrutu, 9, kuris važiuoja ten per miškus siaurom gatvytėm ir sukiojasi dėl balažinko, kad vaikai per tunelį nelandžiotų, nes normalaus tunelio negali. Per vamzdį, kad vaikai nelandžiotų po geležinkeliu, tam maršrutas skirtas. Ten buvo prieš kelias dienas didelis autobusas ir jis puikiai pravažiavo. Kodėl negalima leisti ten normaliai padariau ir šitos į metalą laužą, nežinau. Bet faktas tas,
autobusus galima tvarkyti, bet visų pirma reikia tramvajus Vilniui. Bet tramvajus mes neišsiversim. Jeigu mes norim palikti sovietinius laikus, mums reikia kažko geresnio. Tokios mano mintys. Dar ką aš galėjau parodyti, ką aš dar norėjau parodyti ir ką aš dar tikrai parodysiu, yra toksai vienas dalykas. Aš turėjau ieškoti, kaip galima sakyti, archyvuose, bet aš suradau seną, dabar svetainė ištrinta, Zuoko irgi ištrinta, bet ten gaila, kad ištrinta dėl to, kad ten geri dalykai parašyti. Benguckas išsitrynė savo rinkiminės kampanijos svetainę. Ir čia yra puslapis apie programos apie transportą, išsaugotas, archyvuotas. Geriausia, kad rodo maršrutą, kurį jis panaikino. Ir dar juokingiausia, kad 23 pirmasis panaikintas per 10 metų maršrutas, nors gal ir čia vienas geras sprendimas buvo, bet kažkodėl nežinau, kodėl dabar jie, čia aš mačiau, dar jie dalinosi kažkodėl nuotrauką, ten sako, oi, čia nauji tvarkaršiai ir nauji kažkas, ir ten buvo įdėtas 23. Po to, kai jis jau panaikintas buvo, tai durnystė. Žmonės šiek tiek, man atrodo, atsilikė nuo realybės, patys net nežino. Vilnius savo plotų panašus į Prahą. Aišku, autobuso įlipimo durų plotų bendrų daug mažesnis. Nors pastaruoju turi dvigubai gyventojų, taip, iš čia kažką rašo. Kem 9% Vilniečių. O nebuvo parašyta toje apklausoje, kad 51. Ar tai nereiškia, kad 2% papildomai Vilniečių pasirinko automobilius nuo tada, kada Benguckas buvo išrinktas? Oi, čia komedija. Pradėtų siaurinti gatves. Benguckas nepatinka ir tiems, kurie yra už gatvių siaurinimą ir tiems, kurie yra už gatvių platinimą. Jis tiesiog prarado viską dėl to, kad jis daro kažką beleką ir jis galiausiai įtinka tik tai tiems, kurie neišmano esmės. Oi. Vairuotojams jis siūlo saugias ir reprezentatyvias gatves, jis darys rekonstrukcijas. Čia jau padarė, bet nelabai gerai. Tunelis net projekto nėra, neužsiminta. Kareivių ir Žirmūnų nieko nėra. Jis nieko nepadarė, aišku, jis dar turi 3 metus tą padaryti, bet kažkaip abejoju. Net ir Zuokas, pavyzdžiui, šitą, aš nežinau, ar jis sakė apie Šiaurinę gatvę, bet Šiaurinė gatvė daug svarbesnė negu keli tuneliai. Šiaurinė gatvė panaikintų reikalą šiaip šitiems tuneliams, antram gal ne. Tada tunelis šitas, čia yra, gal iš esmės čia nebūtų blogos idėjos. Gal tik tai čia keista idėja. Čia tai būtų labai gera. Bet nieks nieko nesijima, kad tai įvyktų. Beje, geležinio vilko iš Didžiosios. Pastatysime vieną naują tunelį. Tai sako 4 statys, bet vieną. Aš kai žiūrėjau šitą, man dar nepasirodė labai bloga. Aš iš tiesų buvau taip vidutiniškai žiūrėjau apie Bengucką. Man Zuokas patiko labiau, bet aš vidutiniškai žiūrėjau į Bengucką. Mano nuomonė apie Bengucką tik ritasi. Suplanuosime papildomą gatvę iš Pilaitės per Buivydiškes į naujai statomą Šiaurinę gatvę. Šiaurinė gatvė ji nestatoma visų pirma, visų antra, aš nežinau, kur jie suplanuos, dėl to, kad ten jau pakankamai namų pristatyta ten, kur ta gatvė turėtų eiti. Olandų žiedo rekonstrukcija. Jie planuoja išmontuoti kontaktinį tinklą Olandų žiede. Tai kokia dar rekonstrukcija? Zuokas sakė iš karto. Čia buvo antras daiktas jo sąraše rekonstrukcijų. Olandų žiedas padaromas šviesoforinė sankryža. Išspręstų daug problemų šiaip. Operos ir baleto teatro žiedas taip pat jis sakė, reikia naikinti. Aš puikiai sutinku. Aš su Zuoku gal jo požiūris į socialinės problemas labai išsiskiria nuo mano, bet jis bent išmano, ko reikia Vilniuje infrastruktūros prasme. Eik tramvajus. Jis sako, troleibusų nereik, bet man tai yra pakankamai geras kompromisas. Pakeičiami, troleibusai tramvajus apsikeičia, čia yra daugiau negu sąžininga tokį padaryti keitimą. Šiaurinė gatvė, reikia tunelį po Ozo draustinių rengti vienareikšmiškai, bet jis apie tai neužsimena. Viadukas virš Gariūnų gatvės padarė žieduką, viaduko dar ne. Vakarinio aplinkkelio tasai iki Molėtų plento. Būtų gera,
Bet jis vis asfaltuoja tą 2 eismo juostų gatvę, kuri dabar padaryta. Tai yra blogai. Iš Trakų miesto pusės 4 eismo juostų gatvė, tai būtų labai gerai. Šitas yra tai, bet čia net ne jo darbas, čia yra LKD darbas ir jie ir daro šitą. Tunelis į Tarandę kol kas necypt. Niekas nesako. Automobilių stovėjimo aikštelės kažkaip nemačiau, kad jis jas statytų. Elektromobiliai stemas. Darnesnis eismas gerai būtų. Viešojo transporto turkiškas šūdas. Aš asmeniškai nieko neturiu prieš turkus, išskyrus tai, kad juos valdo Putinas mažesnysis, kaip Orbanas, kuris sako dar, oi, vadinkit mus, nevadinkit mūsų Turkey, kaip angliškai, vadinkit mus Turkija. Ir dabar visi šoka palei Erdogano dūdelį, dėl to, kad čia jo buvo iniciatyva, čia jis taip sakė. Pasižiūrėkit, čia jo iniciatyva buvo Turkija sakyt. Erdoganas šitaip sakė. Aš nešoku pagal jų dūdelę, bet man Turkija, aš prieš Turkiją nieko blogo nieko neturiu, išskyrus tai, kad jie turi vadovą, kuris yra iš proto išeidantis, kad jų emigravę, kad jo elektoratas yra pasklydęs po Europą, ypač jo daugiau renka emigravę iš Turkijos ir man tai nepatinka, tie žmonės, kurie yra jo elektoratas, man jie nepatinka. Ir man nepatinka jų autobusų gamyba, kuri įsiveržia į Lietuvą ir mes neperkam padorių autobusų, perkam tokius. Vandeniliu varomas transportas, iš esmės, man vandenilio varomo transporto idėja patinka, bet reikėtų visiškai infrastruktūrą pastatyti. Ką galima daryti geriau? Tramvajų! Greitieji autobusai. Kas 6 minutės, Zuokas sakė, kad 5, tai čia net blogiau. Ne, 6 dėka 6 minutės. Pažiūrėsim kada. Dėl to, kad aš to nematau. Greitieji autobusai iki 8, pietinė miesto dalį. Kažkaip jo idėja skamba nestipriai. Nelabai kas konkretaus. Stotelės 250-500 metrų, bet kas jeigu maršrutai yra nelogiški ir nepatogus. Vienas persėdimas neilgiau per 5 minutės. Aš sakau, nereikia dėl to daryti 15 minučių maršrutą į pramoninį rajoną, kur taip nieks nevažiuoja. Reikia ten daryti geresnį susisiekimą, bet ne kas 15 minučių. Susisiekimas geležinkeliu. Laukčiau, kada jis padarytų. Eismas dviračių. Nelabai kas, reguliavimas pasirtukas, jis turėtų sureguliuoti. Oro uostą jau taip ir konstruoja šitą vietą. Amžinatis jau. Iš esmės, nieko jo rinkimų kampanijoje nepasakyta, bet kodėl aš ją dar kartą norėjau peržvelgti. Tai dėl to, kad nėra tramvajaus, nėra esmės. Buvo čia didelė klaida. Durni žmonės sakė, Zuokas yra blogiausias dalykas, balsuokim prieš Zuoką. Bet jeigu tu balsuoji prieš kažką, tu niekada nebūsi laimingas. Tu būsi laimingas gyvenime tik tai, jeigu surasi priežasties, kodėl balsuoti už kažką. Aš suradau priežastį, kodėl man reikia balsuoti už Zuoką. Nes man reikėjo tramvajaus. Man reikėjo tramvajaus ir man reikia padorių gatvių rekonstrukcijų projektų, o ne siaurinimo tokio, kaip Gerosios Vilties gatvės sugadinta, autobusai niekada nebegalės ten važiuoti. O būtų galėję. Ir būtų bus puikiai rūtis 21 maršrutas per Daugavpilko gatvę. Jeigu sakot, oi, kalda neužtils, padarysim kontaktinį tinklą. Pažiūrėkim Amerikoje, San Franciske, kalnuočiausiam bene mieste, kur yra kalnai va tokie va. Ir ten kas yra eismas pagrindinis, troleibusai. Jie turėjo Škoda 14 TR. Tokius kaip mes netgi. Tik tai specializuotus jiems. Nes jie tą įperka, specializuotis juos. Bet mes neturim. Mes neturim specializacijos, bet mes vis dar turim Škoda 14 TR. Jeigu San Franciskas pakeitė, o San Franciskas labai daug ten narkomanai pagrindinė važiuoja visuomeniniu transportu. Vilniuje netiek daug narkomanų. Yra, bet visur yra. Pakeiskim, padarykim kažką normalaus, nežinau. Kartais man reikia išlieti pyktį. Ir tai yra labai labai svarbu. Tiek turėjau pasakyti, Vilniuje reikia tramvajaus. Nežinau, ką dar pridėti. Gal čia buvo labai ilgas to pasakymas, bet reikėjo tą išsakyti. Ačiū už dėmesį.